kokius skirtumus tu matai, vat, Lietuvoje, kaip gatvėse fotografuojasi, kokie vat social media skirtumai? Man tikriausiai didžiausias skirtumas yra, kad čia yra daugiau laisvės ir netkreipi tiek daug dėmesio. Čia yra normalu daryti kontentą, tai yra darbas. Tai aišku, viskas vėl susijęs su grožiu. Anksčiau reikėdavo daryti kontentą, negalėdavau nepasidažius daryti kažko, net paprasto istoriją nufilmuoti. Man tiesiog, sako, aš pati savo neleisdavau. Kodėl visi atrodo dabar vienodai ir apskritai, ko nori Instagramas? Žinai, nėra nepatiktukų. Nepatiktukas irgi yra dėmesys, bet jų nėra. O jeigu nėra nepatiktuko, tai yra vakuumas. Ir tai yra baisiausia, kas gali nutikti influenceriui. Aš atsimenu, man Merūnas ar Rosita Čivilytė yra kažkada pasakę, tavo suknelės užgožia tavo talentą. Tos suknelės tokios gražios, tu sako, gali kažkaip paprasčiau. Aš manau, kad žmonės labai vaikosi sėkmės istorijų ir galvoja, va, jeigu jam ar jai pavyko, tai aš irgi panašiai padarysiu ir man tas pavyko. Sveiki, La La Land klausytojai ir sveikos merginos. Labas, labas. Pabukas. Šiandien mūsų laukia tikrai labai įdomus pokalbis ir mūsų klausytojų įdomus laikas, nes šiandien mes ne 3, čia pirmas tikriausiai epizodas. Tikriausiai pirmas epizodas mano podcast'e, kada pas mane net 2 svečiai. Greit nebetilpsim. Tai pirmiausia, reikėtų tikriausiai jūs pristatyti. Karolinos tai pristatyti nereikia. Kas žiūrite mano podcast'ą, tai tikrai žinote, kas Karolina yra, bet dar priminsiu, Karolina yra kostiumų ir mados stilistė. Teisingai pasakiau, ar ne? Turime tokį ypatingą svečią, Ingridą. Papasakosiu iš tikrųjų, kaip Ingrida iš vis atsidūrė Los Andžele, bet pirmiausia turiu pasakyti, kad Ingrida yra mados fotografė Lietuvoje, kuri tikriausiai keliauja po visą pasaulį, fotografuoja Fashion Weekus, dirba su individualiais klientais ir mados influenceriais, tai mūsų šiandien laukia tikrai labai įdomus pokalbis. Bet pirmiausia, tai noriu papasakoti savo žiūrovams, kaip mes visos susipažinom, nes mes, kaip matot, esam visos tokios skirtingos, net apsirengėm visos labai labai skirtingai, bet mes, kaip tik dabar Ingrida sako, bet noriu papasakoti jums, kaip mes čia visos iš vis atsidūrėm vienoj vietoj. Ir kaip tik prieš laidą Ingrida sako, aš negaliu patikėti, kad aš esu Los Andžele su 2 nepažįstamom moterim kažkur dabar podcast'e filmuojos. Tai iš tikrųjų su Karolina mes susipažinom gatvėj. Karolina prie manęs priėjo Beverly Hills, aš buvau su Gigi ir jinai man sako, prie perėjos, aš taip stoviu, noriu perėti gatvį ir prie manęs prieina kažkokia labai stilinga moteris ir sako, labas, lietuviškai, aš tave žinau. O aš tavęs ne. O iš tikrųjų buvo tai, kad aš prisiminiau tavo pavardę ir neprisiminiau tavo vardo. O ir aš tai galvoju, nėra į tave kaip kreiptis, nes aš norėjau vardu kreiptis ir galvoju, tiesiog reikia pasakyti labas ir pasakiau labas ir taip ir prasidėjo mūsų pokalbis. Geras, bet matai, mes gyvenime nei karto nesam susitikę, bet tu pavardę kažkaip žinojai vardo, ne, nebegalėjai prisiminti. Su Ingrida tai iš vis tokia įdomi istorija buvo, kadangi aš jau buvau pasakojus savo klausytojams apie visą savo social media kelią ir kad turėjau komandą, žodžiu, kai pradėjau daryti madą Instagrame ir tada taip gavosi, kad įvyko įvairūs pokyčiai ir man reikėjo žmogaus, nes aš tokia esu, aš mėgstu dirbti komandai, man iš tikrųjų reikia dirbti komandai, tada yra mano toks, kaip pasakyti, geriausias rezultatas, kai aš būnu komandai. Produktyvumas. Taip, ir man iš tikrųjų Ingrida rekomendavo Indrę Burlinskaitę. Aš buvau tokioj, kaip pasakyti, pasimetime nežinioj, nežinai, kaip tu dirbi su viena komanda ir taip bum, sustoja viskas, pasikeičia, ne? Ir reikėjo kažko ieškoti ir gavau tokią rekomendaciją, tai Indrė, jeigu žiūrės šitą epizodą, linkėjimai ir labai dėkoju už šitą rekomendaciją, nes po pusės metų darbo WhatsApp'e ir remotely, kaip sakant, ant telefono, aš tiesiog, parašiau Ingridai vieną dieną ir sakau, gal tu nori į Los Andželą pas mane į svečius? Jinai sako, kažką gyvenime gerai darau, jeigu tokių pasiūlymų. Tai sveikos atvykusios, labai fainai, kad išduodi visas paslaptis, aš matau jau čia. Jo, įdomus pokalbis iš tikrųjų bus šiandien. Jo. Aš jau įsivaizduoju, nes pradžia tai jau pasakom.
Tai Jautiesi per welcome. daug atskleidusi prieš tai, dabar bijai, kad... Viskas Per dabar viską atsisuks. šiandieną išlys, man atrodo. Viskas atsisuks dabar prieš tave, žinau. Taip. Tai sveikos merginos, labai ačiū, kad jūs šiandien čia atvykot ir mes, kaip sakant, pakartosim to savo labai fainus pokalbius mašinoje ir visur, kur mes vaikščiom ir truputį pasidalinsim savo mintimis su klausytojais. Pasiruošę? Let's go. Let's go. Tai šiandien mes kalbėsim iš tikrųjų ir apie socialinę mediją, ir apie madą, ir apskritai, kaip galbūt Instagramas pakeitė moterų individualumą, pakeitė moterų išvaizdą. Pakalbėsim truputėlį, kas darosi influencerių užkulisiuose, čia galės Ingrida daug papasakoti. Pakalbėsim, kodėl visi atrodo dabar vienodai ir apskritai, ko nori Instagramas. Tai bus mūsų toks labai fainas trio, nes mes visos iš skirtingų sričių, aš labiau kaip influencerė galėsiu pasireikšti, Karolina pakalbės apie madą, o Ingridai atskleis visas paslaptis, kas darosi backstage. Vardais neminėsiu. Bet galėsit patys iš apibūdinimų apsispręsti, apie ką čia eina kalba. Tai kadangi Ingrida yra pas mus tokia, kaip sakant, šviežia silkė, kaip pati jinai ką tik pasakė, čia ne mano žodžiai. Ir tu esi pirmą kartą Amerikoje ir pirmą kartą Los Andžele. Mes jau su Karolina pakalbėjom apie savo patirtis praeituose epizoduose. Tu papasakok man ir papasakok visiems, kaip tau tas LA dabar atrodo, kai tu jį pagaliau pamatei, koks jisai yra iš tikrųjų. Aš tai galiu pasakyti tik tiek, kad aš vis dar netikiu, kur aš esu. Ta prasme, jau eina laikas į pabaigą, man dar realiai ten nesusijungia galvoje, kad iš tikrųjų pasiekiau LA, nes čia gyvenimas LA iš tikrųjų visai kitoks. Realiai, kaip mes matom Ameriką televizijoje, socialinės tinkluose, yra toksai, atrodo, išpūstas burbulas ir matom ganėtinai labai mažai, kiek iš tikrųjų, aišku, tu pamatai atvažiavus. Ir mano pirmasis įspūdis buvo, ta prasme, LA yra antiek didelis miestas, kad net sunku suvokti. Ta prasme, Mastas. Visame kame. Aš galvoju, kad aš būsiu už 30 minučių jau kur aš noriu, o aš dar stoviu kamštį ir mėgaujuos vaizdais, kas man belieka. Tu gali ir gyventi, arba tau reikia nuvykti kažkur, kas nėra labai labai toli, bet žiūrint, kokiu metu tu važiuosi tada ir kiek tau užtruks ten nuvažiuoti. Tai va, būtent. Tai va, tai ir šiaip pats gyvenimas, aš realiai taip žiūrėdavau, maža televizija rodo tą Ameriką ir tu taip bendrai įsivaizduoji, bet atvažiavus tu pamatai, kaip iš tikrųjų yra patys prekiniai ženklai, patys influenceriai, visas tas socialinių tinklų darbas visai kitoks. Tai man paliko iš tikrųjų įspūdį. Teigiamą? Teigiamą. Visokį. Tik dar sunku įprasti, nes visai kitaip gal įsivaizdavau. Pagrindinis pliusas, ko iš tikrųjų kiekvienam iš mūsų reikėtų pasimokyti, tai va to tokio savęs pasitikėjimo. Iš kur jie moka, tie vietiniai žmonės taip gerai apie save jaustis, nu čia wow. Tai tas pasitikėjimas labai daug duoda, ypač darbo prasme. Man pačiai išeit, pavyzdžiui, fotografuoti prieš visus, elgtis, kaip aš iš tikrųjų norėčiau. Galbūt ne visą laiką pavyksta Lietuvoje, bet čia tu jauties toks laisvas, toksai praeina nepažįstami žmonės, you go girl, ta prasme skatinimas, motyvacija aplinkui. Palaikymas. Tai va tas palaikymas iš tikrųjų labai gerai ir tave tik norisi tobulėti ir noris daryti į priekį viską. Tu užsikuri. Būtent. Ir aš galvoju, kad tu užsikuri tuom, nes bent jau kiek aš pamenu, ir mes tą pokalbį irgi turėjom, kad Lietuvoje yra toks momentas, kad iki to, kad tu daeitum ten iki kažkokio lygio, labai reikia daug labai daug prūvint savęs, įrodinėti, kad tu geras, kad tu kokybiškas, nėra taip labai lengva, kad va tave kažkas parekomendavo. Ir tu, ta prasme, čia per savaitę gali tavo gyvenimas apsiversti. Trumpas jums pavyzdys, mes buvom vaikščiom Venice Beach,
Ir kol mane Ingrida fotografavo, Karolina filmavo backstage'ą gerdama kavą, prie jos sako, kas čia per merginos. Karolina sako, čia influencerė, čia fotografė. Sako, gal galiu fotografės ir influencerės pasimti Instagramus. Tada prieina prie Ingridos, sako, oh my god, aš čia šefė, man čia reikia fotografės. Ir taip viskas gali išsirutulioti iki mega mastų. Man atrodo, kad čia viskas taip greitai ir daug greičiau vyksta ir tas galbūt ir yra toks Momento pozityvas. Jo, toks pozityvus dalykas, kad aš prisimenu, kai aš persikėliau, kiekvieną dieną aš išeinu į miestą ir kažkas atsitinka. Aš sutinku kažkokį žmogų, kažkur ten gale dienos atsiduriu, kažkokiam ten name su kažkokiais naujais žmonėm, kažkokiais produceriais. Ta prasme, jeigu tu čia nori, tai tu gali tiesiog pasiekti žvaigždės. Tai ką ir norėjau pasakyti, tai pirmas, jeigu būtų apie pasitikėjimą ir tą palaikymą, o antras tai kontaktai. Realiai, 1, 2 ir kažkaip tu atsiduri. Nes be jų tu nelabai čia kas esi, didžioji dalis čia gyvenančių yra migrantai. Ar iš Amerikos, ar iš Europos, ar iš kitų šalių. Jie yra migrantai ir jie negali sau leisti praleidinėti, dienų, nesusipažįstant su žmonėm, nes, laikas eina, tu atvažiuoji ten ne vaikystėj, tai už tai visi eina į renginius, socializuojasi. Visi kažką daro. Todėl atviri bet kokiem ir pasiūlymam, ir pokalbiam. Ir dar apie pasitikėjimą, man labai patiko, kad tu pasakei, nes tai yra visiška tiesa ir aš noriu galbūt atkreipti dėmesį ir pakeisti tą nusistovėjusią stereotipą žmonėse, kad čia viskas fake, kad žmonės meluoja, kad tu graži, kad tu faina, kad tu gerai dirbi ir taip toliau. Nebūtinai tai gali būti melas ir nebūtinai tai yra fake'as. Ir aš mačiau Ingridos savaitės transformaciją, nes Ingrida gyvena su manim. Ir pirmom dienom, tas toksai tipiškas lietuviškumas, čia tipo, visi kažkokie perdėtai laimingi, labai pasakoja apie save, gal man neįdomu ten ir taip toliau, bet tai yra taip užkrečiama ir tu pagauni tą azartą, tu kažkaip prisijaukini, tai pradžioj tas tau taip svetima, o tada tu kažkaip galvoji, jie čia giriasi ir aš gal pasigirsiu, žinai, ir tada mes vieni kitiem giriamės ir tiek daug vieni apie kitus sužinom. Ir tada pamatom, kokie mes faini, ir tu darai šitą, kaip gražiai tu čia tą darai, aną darai. Ir tu kažkaip tada įgauni tokio pasitikėjimo, nes nereikia galvoti, kad jeigu kažkas kritikuoja tave, kad tai būtinai bus gera. Kartais žmonės kritikuodami vieni kitus, kaip tik numuša stimulą dirbti. O čia atrodo vos ten geras fotografas ir toks, aš geras fotografas. Ir žiūrėk, ir jam po 5 metų jisai pasidaro pats geriausias fotografas, nes jisai kai buvo toks, galvojo, kad yra toks, o dabar pasidarė iš vis mega. Tai aš dėl to, kai Ingrida atvažiavo, aš galvojau po 1 dienų, čia yra tavo miestas, nes jinai labai greitai adaptuojasi. Tu pastebėjai, kaip tavo per savaitę pasikeitė emocija pati? Yra tiesos, bet aš vėl pagalvojau, man realiai dar kiek yra lengviau adaptuotis ir aš visai dar kitaip žiūriu, nes kadangi aš dirbu daugiausia tarp Europai. Ir tikrai daug važinėjau, daug keliauju ir aš nenori einu pastoviai iš tos komforto zonos ir man reikia tiesiog, nors aš esu visiškai priešingybė tam. Bet pavyzdžiui, čia atvažiavus, tai iš tikrųjų tas pozityvas užkrečiamas. Nenori, sakau, wow, aš buvau nustebus. Ir faktas, dabar paskutiniom dienom, jau prieš grįžtant į Lietuvą, tai jaučias toksai, grįšiu, tai jau sveikinsiu su visais, komplimentai. Geras fun fact. Vakar mes jom į liftą ir išeinant iš lifto Ingrida atsisuko mano kaimynui, sako, have a nice day. Aš galvoju, tau bus šakės, kai tu grįši į Lietuvą. Kalbėsi su siena, man atrodo. Ne, bet tikrai tave žiūrės, kai kažkas tavo blogai, nes mes nesame įpratę. Taip, Beata Tiškevič, žiūri, fainai buvo, kai jinai čia dalyvavo, mes tiek prisijuokėm ir buvo graudžių momentų, nes, visos tos pačios transformacijos, nes mes vis tiek kaip iš tos pačios kultūros, pas mus tie patys dalykai yra, žinai. Tai paskui aš mačiau jos reelsą, kaip jinai vienu žodžiu sako, aš žinokit jau, aš pasidaviau, viskas, sako, aš grįžau tą savo lietuvišką vaibą, nes,
Nu, aš pavargau su sienom kalbėti. Kiek tu ten gali šipsotis? Nu tai va, tai tas tikrai labai fainai. O dar noriu tavęs paklausti, tu vis tiek, kadangi dirbi su influenceriais, ta social media kultūra, tu matai gatvėse, kiek daug veiksmo vyksta, kokius skirtumus tu matai, vat Lietuvoje, kaip ten galbūt irgi gatvėse fotografuojasi, kokie vat social media skirtumai galbūt, kur yra stipriau, kur yra, kokie skirtumai? Man tikriausiai didžiausias skirtumas yra, kad čia yra daugiau laisvės ir nėra, tarsi netkreipi tiek daug dėmesio iš kitų. Čia yra normalu daryti kontentą, realiai tai yra darbas ir visiška laisvė, sakau, antrą kartą yra palaikymas, ta prasme. Tai va tas yra labai fainai. Lietuvoje dar kažkiek pastebiu, kad toks mini pavydas, ką tu čia darai, čia vėl jį fotografuojas, nu va tokie įkandimai dar vyksta. Kaip žmonės reaguoja gatvėje, kai tu, pavyzdžiui, fotkinės? Aš tai net nejaučiu. Žinai, aš išeinu į gatvę ir galiu ten, aš būna ir persirenginėju gatvė. Man gatvė yra darbo vieta, aš ten kelnes nusimanu, galvoju, jeigu kas nors mane filmuotų mieste, tai oh my god, ten, žinai, batai skraido ir taip toliau. Ar lietuviai jaučiasi taip laisvai, ta prasme, nes yra tas, man prisimenu, būdavo toks tai cringe, žinai, gatvėje, ten kažkaip nepatogu, į mane žiūri, nefainai. Čia priklauso, aš gal pasakyčiau, Lietuvoje vis dar mes daugiau galvojam, pergalvojam, kas kur ką mato. Tas pats, kai būna, kai tu nukrenti. Ne tai, kad tau skauda, gal kažkas pamatė. Ir tas pats, pavyzdžiui, su fotografavimu, jeigu aš dirbu su klientu kažkur viešoje vietoje, tai dažniausiai aš turiu įpūstos motyvacijos, energijos ir pasitikėjimo. Taip, dažniausiai mano frazė būna, aš tą patį kartoju labai daugam iš tikrųjų. Žiūrėk, dabar mes fotografuojamės, praeinantis tave mato vieną kartą gyvenime tikriausiai. Pirmą ir paskutinį. Taip. Tavo rezultatas priklauso nuo to, ką tu dabar padarysi. Realiai. Tai ir kažkaip po biškį mes apšylam ir tada mažiau to tokio dėmesio ir pasitikėjimo atsiranda. Bet sunkiai dar man tik. Aš galiu pasakyti, kas man labiausiai įstrigo, kai aš atvažiavau į Los Andželą pirmą kartą. Gal čia tiek ne tada, kai jau persikraučiau, bet anksčiau pradėjau čia lankytis. Tai man atrodė, kad influenceriam, nors aš nesu influencerė, man atrodė, kad tai yra klodai lokacijų. Lokacijų prasme Los Andželas yra toks įvairiapusiškas ir čia gali, žinai, nuo kalnų iki vandenyno, iki gatvės, iki miesto, iki restoranų ir aukštų dangoraižių ir taip toliau. Tu bet kur gali nusifotografuoti ir turėti labai tokį šaunų kontentą. Tu realiai gali būti bet kuo tu nori. Dabar šiais laikais, tai ypač vatelai, nuo maisto iki visko, ta prasme, tu bet kuo. Tai va tas, bet iš kitos pusės ta laisvė, atrodo, tu gali daryti bet ką, bet iš kitos pusės tu nuo to informacijos kiekio, tau taip sunku susikoncentruoti. Nuo pasirinkimo, ne? Būtent išrink, kas tikrai kalba apie tave, apie tavo asmenybę. Tiesiog informacijos perteklius vyksta. Tai jeigu tu pagavai savo nišą, valio. Jo, bet čia yra procesas link to ir pirmas klausimas, kai Ingrida atvažiavo pas mane, kadangi vis tiek jinai dirba su mano Instagramu dabar, tai kaip jinai negalim visko užkrauti ant jos ir pasakyti, kad viską, ką matot, yra Ingrida, nes jeigu jinai būtų su manim 24/7, būtų 1000 kartų geriau. Bet jinai manęs paklausė, ko tu dabar nori, kokia yra tavo kryptis. Nes aš dabar esu tokiose paieškose ir noriu truputį keisti. Tai taip, labai sutinku su tavim, kad tas rautas ir, žinai, pamatai vieną influencerį, vienas daro, žiūri ten, žinai, peržiūros kosmės, gal šitą darysiu, o gal šitą ir šitas patinka, šitas. Tai yra labai sunku irgi susikoncentruoti tai, ką tu darai ir to siekti. Bet kas liečia lokacijas, tai iš tikrųjų man patiko, kai tu atvažiavai pirmą dieną ir važiuojant iš oro uosto, sako, aš ten mačiau tokių gatvių, jau čia man patiks ir taip toliau. Ir dabar jau tas įspūdis tikriausiai pasikeitė truputį apie rajonus. Aš kaip pavyzdžiui važiuoju kažkur, aš iš karto fotografuoju lokacijas, žiūriu kampus, mano akis tiesiog mato jau kūrybiškai.
Atvažiavus čia faktas, viskas buvo nauja ir aš visai tikriausiai kitomis akimis mačiau nei tu, kai jau čia vietinė daug metų. Dabar taip apsiprato, bet aš vis dar galvoju, kaip ir tau vakar sakiau, būtų ta siena, ta lokacija Lietuvoje, ten būtų maks, visi fotografuotus ir kurtų kontentą prie jos. Lietuvoje yra taip sunku rasti tą šviesią lokaciją, gražią, kaip kad Paryžiuje, Milane turi ant kiekvieno kampo. Ir čia irgi yra tiek daug gražių iš tikrųjų vietų. Tai tik kurti, daryti ir mėgautis to pačiu. Dar kalbant apskritai apie tą laisvę kurti, ar ne, ir kodėl ta laisvė yra galbūt tokia didelė čia, tai nepamirškim to fakto, kai tu sakai, pamatys tave žmogus vieną ir paskutinį kartą Lietuvoje, yra Švogerių kraštas. Tave pamatė ir jau tavo kaimynė gal sužinojo, kad tu ten fotkinėsi. Ir man, nežinau kaip jūs, gal pasidalinsit savo patirtim, kaip jūs jaučiatės šitam mieste. Los Andželas yra toks didelis, kad iš pradžių mane labai gąsdino, kad manęs niekas nepažįsta ir nežino, nes čia taigi yra dalis mano identiteto, ašgi Šiaudikytė, ašgi dainuoju, čiagi mane atpažįsta žmonės ir taip toliau. Ir kasgi aš būsiu be to naujam mieste su 15 milijonų žmonių, kur manęs net pažįsta, ar ne? Tai aš prarandu savo vertę. Tai aš tą vertę iš naujo kūriau. Tai buvo tokia transformacija. Bet po to, kaip yra smagu kurti ir būti iš tikrųjų savimi, kai tu gali ant gatvės špagatais varyti ir tavęs nei kas prifotkins, nei kas atpažins, nei kas kažkam kažką papasakos. Ir tu iš tikrųjų gali sukurti kažką labai gražaus ir įspūdingo, nes tavęs nebevaržo tie žvilgsniai, nes tie žvilgsniai Lietuvoje ir yra dėl to dar, pavyzdžiui, tokiai meskino kurti kontentą gatvėje ir ten špagatus daryti, yra sudėtinga. Tikrai, bet faina girdėti, kad tu galėjai nuo nulio realiai pradėti. Tai tas iš tikrųjų gal daugiau laisvės ir priduoda. Lietuvoje gan sunkoka, nes mes labai maža šalis. Labai. Ir mes kiekvienas, kas antrą žmogų žinom, sakykime. Tai jeigu kalbėjai apie Karoliną, tai tikiu, jai tikrai sunkiau, bet aš manau, čia daug kas dar priklauso nuo asmenybės. Jeigu tu šiek tiek palieki tą kitų nuomonę šalyje, nuo šalyje, atsiprašau, tada jau kažkaip tu atsiveri daugiau, tai ką manau jie ir padarė. Bet tu grįši pasikrovus tos laisvės ir įkvėpimo. Man reikia vis nuo laiko, aš kadangi daug metų pragyvenus užsienį, vis keičiau šalis, daug ko mačiau, labai skirtingų industrijų, tai man nelai kaip kažkoks naujas įkvėpimas, aš visai kitaip gal pamačiau. Ir vis nuo laiko reikia kažkur išvykti, kad aš kitaip pamatyčiau dalykus, nes labai galim lengvai priprasti prie to kontento kūrimo Lietuvoje. Stengiamės, kūrėm skirtingai, sakykim, bet nemokam tokį, kaip pasakyti, vis tiek dar taip atsargiai darom. Nebus cringe Lietuvoje. Labai retai, kas daro cringe dalykus. Pas mus, man atrodo, yra toks ekstremas, arba visiškai jau visiškai, kaip čia įvardinti, 24 valandos ir jau kur žmonės tikrai eina ant to tokio brutaliai, tokio net nežinau kaip pasakyti, ekstremo, arba yra viskas labai saugu ir gražu. Bet labai patiko, kad tu pasakei tai, nes kaip tik norėjau užduoti Karolinai klausimą, kaip tau apskritai atrodo, nes mes daug kalbam apie socialinę mediją, apskritai kaip mes susitinkam, ar ne, nes tai yra, ką bedarytum šiai dienai, kokį verslą, vis tiek viskas keliauja tai, kaip tu jį pozicionuoji socialiniai medijoje, ar tu stilistė, ar tu fotografė, ar tu influencerė, ar tu brandas ir taip toliau. Ką tu dabar matai, ir galbūt ir Ingrida papildys savo, ta prasme, kas vyksta su mada ir su stilium? Tau netrodo, kad viskas yra dabar labai vienoda? Keli aspektai, kurias norėčiau paminėti šito klausimu. Tai visų pirma, jeigu žvelgtume į gatves, tai išėjus į gatvę vis dėlto matai, kad visi skirtingi yra. Internetas yra labai globalus. Instagramas, socialinės medijos, atrodo, nėra net sienų, kultūrų nykimas toks atrodo, net neblogąja prasme, bet visi
nori kopijuoti arba įsikvėpti tais, kurie yra sėkmingi, dėl to ir tikriausiai bando tas pačias pozas, tos pačius lukus, tos pačias linijas, koloritus, kirpimus ir taip toliau ir taip toliau. Tai šitas mano galva yra toks kertinis dalykas, nes realiai, jeigu tu nuvažiuotum į kitą šalį arba atvažiuoji čionai, nėra visi jau tokie vienodi. Visi skirtingi. Taip, yra tikrai labai daug kultūriškumo, labai daug ir kalbant apie identitetą, pavyzdžiui, mano asmeninė patirtis, čia tokia mindseto, žinai, kuris, kai atvykau čionai, aš galvojau, padėsiu savo, aš atvykau į Los Andželą, ne Lietuvos ieškoti, aš neturiu lietuvių draugų, tu Neringa viena iš, nežinau, gal 3 ar 2, ką aš pažįstu. Čionai, ir aš galvojau, kad aš padėsiu savo, jeigu aš adaptuosiu čionai maksimaliai tiek darbe, tiek su pažįstamais draugais, tiek jų beieškant, visur kur, nes kitaip atrodo bus labai sudėtinga, aš tik eisiu prieš vėją, žinai. Bet ilgainiui pradeda ir tai, aš tik tai 3 metus, daugiau negu 3 metus, čia jau tu veteranė, žinai, daugiau. Tai aš suprantu, kad yra mano šaknis ir yra mano identitetas. Ir tuom aš ir galiu čia įsiskirti. Tai yra mano stipriausioji dalis, kurią aš galiu čia naudoti ir niekas iš manęs to negali nei atimti. Tai yra, žinai, kur užaugau, kur augau, kur dirbau, kas mane supo, žinai, mokykla, universitetas ir taip toliau ir panašiai. Tai šitas momentas man toks atrodė, kai aš supratau, kad, žinai, dabar jau gal geriau atsisuksiu į save, iš kur aš atėjau ir man tai padės, žinai, išsiskirti. O internete, socialinėse medijose, žinoma, kad yra labai daug tokios, žinai, unifikacijos, bet aš manau, kad žmonės labai vaikosi sėkmės istorijų. Ir galvoju, va, jeigu jam ar jai pavyko, tai aš irgi panašiai padarysiu ir man tas pas mus. Nes iš tikrųjų, tai aš nesu influencerė, bet viskas yra dėl klikų ir dėl peržiūrų. Ir tai, žinai, nėra nepatiktukų. Nepatiktukas irgi yra dėmesys, bet jų nėra. O jeigu nėra nepatiktuko ir nieko nėra, tai yra vakumas. Ir tai yra baisiausia, kas gali nutikti influenceriui, jo? Kai nieks nieko nežiūri, nelaikina. Aš tai dar norėjau pridėti, čia kažkur nesenai skaičiau gerą mintį, kad reikia labai gerai atskirti, kas yra influenceriai ir kas yra kūrėjai. Tai tarkim mano atžvilgiu, jeigu aš esu fotografė, tai faktas, man reikia algoritmą kelti, man reikia daugiau laikų, exposure, to viso ir panašiai, bet aš neprivalau tiek pat paustinti tiek, kiek influenceriai. Ir mes pamirštam tą ir mes norim, matom, tiek ir tiek daro, tai man irgi reikia vis daugiau. Ir gaunas tada daugiau kiekybės, ne kokybės. Tai... O žinot, kodėl taip yra? Aš padariau tokią išvadą, ką tik galvoju. Pasidalinsiu. Todėl, kad visi kaučeriai, kurie kaučina, kas liečia Instagramo, ten auginimą ir visą kitą, sako, susirask 3 influencerius, kurie tau patinka ir kurių nišas tau tinka ir ką tu darysi. Ir daryk viską tą patį. Aš galvoju, kad va čia ir atsirado tas ne tik algoritmo čeisinimas ir žiūrėjimas, kas yra viral ir taip toliau, bet tas kopijavimas, nes gaunasi toks grandininis principas. Maži kopijuoja didesnius, didesni kopijuoja didelius ir ten tie dideli, jie ir galbūt ir kuria, jie diktuoja tas madas, bet visi tokie kaip ančiukai, žinai, iš paskos keliauja. Aš pritarčiau, bet faktas, gerai yra kopijuoti. Taip. Bet visada reikia prisiminti, kad tu turi įdėti į tai ir savo asmenybės, kažką savo unikalaus priduoti, nes jeigu tu taip drastiškai kopijuosi, nežinau, kiek tau pačiam faina. Ir pačiam fainai, ir aš pasakysiu iš savo patirties, visas turinys, kurį aš dariau ten galbūt copy-paste, inspiruotas kažkieno, bet tai galbūt nėra mano dalis, jisai nepaeina, nes vis tiek žmonės nori matyti tavo asmenybės. Niekur nuo to nepabėgsi. Bet noriu paklausti, Karolina, tau netrodo, kad socialinė medija iš vis sugadino žmonių stilių? Individualumą galbūt net. Tokio skambaus žodžio gal nevartočiau sugadino, bet kad labai stipriai įtakojo ir įtakoja kiekvieną dieną, tai tikrai taip. Nes yra labai daug pasirinkimo, kaip pasiklysti visame kame ir tu tiesiog supranti, kad tau ieškoti savęs nebereikia, tu tiesiog atsidarai savo Instagramą ar Pinterestą ar bet kurią kitą socialinę mediją ir tu
pasižiūri, ko tau dabar reikės, ko tau trūksta tavo drabužinėje, ką tu norėtum dėvėti. Tai sakyčiau, kad toks kaip orientyras, nebe tavo vizualinė išraiška kažkokia, arba tavo šiaip ekspresija, tavo asmenybės, tu savęs tiesiog nebeieškai daugiau, tu tiesiog nueini ir pasižiūri, ko dabar tau reikia. Tau, kaip tu net nekvestionuoji to tikrumu, ar žinai, ar vertė, ar tau tinka. Tu tiesiog, aš kažkaip panašiai, reikia. Pati pasiduodi šitam? Nelabai, žinok. Gal, žinai, aš kam pasiduodu. Aš tikrai esu atvira, man įdomu, kas yra naujo, bet aš šiaip labai limituoju laiką. Aš neuždirbu iš tavo pinigų, tai man gaila tą laiką praleisti, aš žinau, kad tai yra klodai, ką gali žiūrėti ir tirpsta laikas, absoliučiai. Bet kai tą limituoji, tai taip kažkaip tai nelabai jautiesi, kad esi įtakojama, nors net nebejoju, kad esu labai daug įtakojama, čia mes taip galvojam kartais, daugiau pasižiūriu tiesiog naujienas, kolekcijas naujas, žinai, rankinės, aksesuarai, kas yra gražu, bet tikrai aklai stačia galva. Ir apie šunis pažiūri. Mačiau tavo algoritmą, nemeluok. Man net nereikia ieškoti. Retrieveriai, pas mane sausage dogs ir tada jau ten mada ir visokie juokingi memsai. Tai va, bet iš tikrųjų, kadangi mes paminėjom tą cringe momentą Lietuvoje, ar ne, ir kad visi bijo galbūt, Lietuvoje nėra galbūt populiaru būti cringe, čia yra populiaru, labai populiaru būti cringe, čia visi nori būti cringe, nes tai trigerina ir tai kelia tavo peržiūras ir čia to mes nebijom. Bet visiems tikriausiai labai įdomu, kaipgi atrodo influencerių užkulisiai. Tu vis tiek, kadangi daug fotkini, tai prašom truputį atskleist mums paslapčių. Tai daugiausia laiko galbūt tos realybės pamatau per madų savaitės, kadangi dirbu su influenceriais ir gana dideliais. Ten iš tikrųjų tiek daug vyksta, ten galėtum serialą filmuoti. Aš pirmais metais dar bandžiau šiek tiek tokią backstage daugiau pafilmuoti, galvoju sudėsiu, aš jaučiu, kad aš nebespėju. Nes tu turi būti vietoj, procese ir kas jau lieka, tas behind the scenes, tai jau lieka. Bet iš tikrųjų visi matom galutinį rezultatą, labai gražų rezultatą, bet nieks nemato streso, kurio yra tiek daug. Madų savaitėse aš tiek patiriu stresą, bent jau anksčiau, dabar jau kažkaip tvarkaisi ir jau žinai, kaip su tuo dirbti. Bet tiek patirdavai, kad tau viskas skrandis, viskas sustoja ir nebūtinai tai prasideda nuo manęs. Pavyzdžiui, atvažiuoji, klientas stresuoja, nes nėra make-upo, nėra plaukų specialisto, vėluoja jie, kažkuri viena grindis vėluoja, viskas, stresas, nes niekas neina pagal laiką. Tada automatiškai tas stresas persikelia man, nes mano darbas irgi keičiasi. Tai va, stresas, nuovargis bendras, kiek iš mūsų yra, paustina tą patį įrašą, pakeliui, lovai, kada tik gali, kada turi minutę laisvo laiko. Pačio kadro padarimas, mes įkeliam kiek 3 nuotraukas, o kiek padarom 2000. Taip, matėm tas, sukasi tas... Išklotinės žodžiu. Jo, tai vat yra tokių daug paslėptų dalykų, kurių šiaip faina, kad vis daugiau influencerių pradėjo rodyti tą realybę. Ir labai matom, kad tos karuselės sukasi nuo profesionalių nuotraukų iki visiškai elementarių ir telefono padarytų įrašų. Tai va tas fainai, bet vis tiek, sakau, ypač tas stresas, čia pagrindinis iš tikrųjų toksai rodiklis, ko mes nepamatom ir neparodom. Ir nežinau, ar su tuo galim kažkaip tvarkytis, nes tu būni toj situacijai, kur jau... Tai žinokit, gražios nuotraukos kainuoja daug sveikatos ir kiek yra iš tikrųjų to stage content, apskritai, ką tu matai. Tu gali atsidarius Instagramą, pasižiūri kokią nors influencerę ir jau gali maždaug, žinai, nes tu žinai,
kaip tą pozą padaryti, kaip tą kontentą nufotkinti. Pavyzdžiui, mes važiavom LA per Merlaus Avenue, ar kur tenais buvo, ir buvo billboard'e labai faina nuotrauka, kur viena žodžiu šoka per šitas, kaip jisai yra, jetski, ane? Kaip jisai, vandens motociklas, sėdi porelė ir tada trečias asmo šoka per, ne? Ir tu jau matai nuotrauką ir tu žinai, kiek čia buvo fotografuota, kad čia yra dvi skirtingos nuotraukos sudėta. Tau yra tas toksai, kai tu atsidarai Instagramą ir žiūri, kad, nu čia, pavyzdžiui, pas ją, nu viskas yra sustatyta, čia nieko tikro nėra. O kažkas o auditorija galvoja, blemba, jinai tokia graži, pas ją tokie appsai. Dabar pasakai man tiek daug minčių, ką aš noriu pasakyti. Tai jo, iš tikrųjų daug slypi dalykų ir kalbant vieną apie tą patį apšvietimą, man dažnai klientai ateina, aš noriu taip. Mhm. Ir aš matau, kad, nes, pavyzdžiui, kai paimu nuotrauką, ar aš net filmą, kai žiūriu, aš net kartais pasimetu, nes aš žiūriu, galvoju, jo, čia lempos, čia šviesos, čia backlightas, čia taip ir taip. Aš net pamirštu žiūrėti filmą. Tas pats ir su nuotrauka. Aš pamatau ir aš jau matau apšvietimą, kadangi mokiaus daug metų ir vis dar mokaus ir bandai suprasti, kaip šviesa veikia. Tai šitie dalykai, man atrodo, pavyzdžiui, atneša pavyzdį ir atrodo, ten tiek daug visko, o klientui atrodo, tai čia tiesiog paprastai, taip su telefonu nufotkink ir gausi tą patį ir nevelnio tu negausi to paties. Tai tokie techniniai dalykai labai skiriasi ir kaip tu sakai, apie tą billboardą. Man, kaip pasakyti, matos, kiek darbo reikia dėti į tą galutinį rezultatą, kokį tu nori pasiekti. Tai nėra taip viskas paprasta. Aš jūsų noriu abiejų paklausyti, kadangi viena yra labiau iš fotografijos pusės, kita labiau iš mados, kad auditorija labiau suprastų ir orientuotųsi, ar ne? Kaip jums atrodo, kas yra šiai dienai trying too hard? Nes mes matom labai daug tos įdėtos energijos, nes aš irgi kartais įsijungiu kokį nors profilį žmogaus ir pasižiūriu, kad labai stengiasi, labai persistengia, pozom, įvaizdžiais ten, kažkas jau tokio wow. Kokia jūsų nuomonė yra apie tai? Ir apskritai galbūt ko šiandien reikia Instagramui? Aš galiu. Aš tai manau, kad nereikia visko taip vertinti juodą baltą, tikrai ne visi taip daro ir tas išskirtinumas, neišskirtinumas, bet ta įvairovė yra gerai, nes tu pamatai, kas tau patinka ir kas tau nepatinka. Jeigu mes visi pradėtumėm taip, kaip mums atrodo tobulai daryti, būtų irgi neįdomu. Taip. Tai reikia ir tų nušlifuotų veidų ir tos kasdienybės ir visko po truputį. Tai man atrodo, ką mes ir šiandien kalbėsim, tai irgi nėra, sakau, labai radikaliai, sakykim, kad juoda ant balto, arba taip yra. Man atrodo, kad balansavimas yra labai svarbu ir jeigu klausi, kas yra per daug, tai man atrodo, kai tu orientuojasi labiau vizualą ir nušlifuoji, nublizgini absoliučiai ten jau, kad nebūtų jokių, tai daugiau orientuotis į kokybę turinio mintis. Man atrodo, kad čia jau, ten jau yra visai kitas reikalas. Man kai į drabužius, ar į aplinką, restoraną, ar maistą, ar ten visą setą suinvestuotas visas laikas ir finansai, o pasako 2-3 sakinius arba kad ir pusę minutės kalba, bet nelabai supranti apie ką ir kas čia, tai turėtų būti atvirkščiai. Fokusas daugiau į ką tu iškomunikuoji. Atsiprašau, bet turėjau. Kaip jūs galvojate, manoma, ta prasme, kurti kontentą, kurti turinį ir iš tikrųjų gyventi gyvenimą? Jūsų patirtį, ką jūs matot iš savo darbinės praktikos? Ar tik tai yra tas, žinai, gyvenu dėl kontento? Nes aš asmeniškai tai labai stengiuosi balansuoti, nes buvo momentas, kada irgi viską, žinai, labai planavau, labai norėjau ten, žinai, viską sudėlioti ir taip toliau. O paskui buvo toksai, fuck it, aš noriu, jeigu aš išvažiavau į kelionę,
aš negaliu tik tai daryti kontento. Aš prisimenu, buvau Havajuose praeitą vasarą ir tuo metu labai dirbau su ChatGPT, dėliausiu strategijas, kokius čia filmukus filmuosios ir galvoju, jeigu aš dar kelionį montuosiu, realiai aš atostogų būsiu neturėjus. Aš būsiu nemačius tiesiog nieko aplink, tik tai telefoną. Ir po to aš kalbėjau apie tai socialiniai medijai, ar manęs ten kažkas paklausė, kad jūs tiek ilgai Havajuose, sakau, ne, aš jau grįžus, aš tiesiog paustinu vėliau. Ai, tai jūs čia tipo meluojat ir nepaustinat realiu laiku, aš galvoju, čia rimtai, ta prasme, tai jau antiek tu turi dirbti jiems, kad juos entertainant nuo ryto iki vakaro ir tai turi būti dar realiu laiku ir tie paustai, jie negali būti vėliau, nes tu tipo meluoji. Aš galvoju, visiškai yra nesąmonė, tai tada, žinai, sakau, čia yra masterpiece tada jau gyvenimas ir viskas yra tik tai dėl turinio. Tai gal priklausomai koks tavo tikslas, tas turinys, kad nori uždirbti iš to, ar tu tiesiog kaip šalia esantis, esi profesionalas, esi fotografė, jo, ir tu kažkas turėtų ten būti tavo egzistencija, kažkokia tai identitetas Instagrame. Iš esmės niekam nelabai svarbu, kiek ten tų followerių turi, bet jiems svarbu tavo kampas, kokį tu mėgsti fotografuoti, tavo stilistika. Tai šitie dalykai, jie nereikalauja tau 24/7 ir tau nereikalauja tavo Instagramą padaryti tavo realybės šou, tavo gyvenimo asmeninio. Man irgi, pavyzdžiui, nežinau, Instagramas nėra šeimos albumas, taip, kad tu ten susidėjęs šuniukus, katytės ir vaikiukus. Kitiem yra. Tai aš čia ir yra labai daug, žinai, skirtingi žmonės skirtingų dalykų nori, skirtingų dalykų ieško ir vienas dalykas savo akauntas yra privatus ar atviras. Tai čia irgi labai daug ką pasako, žinai, ko tu ten tikėsies iš to. Bet manau, kad viskas įmanoma. Jeigu tu nori, viskas yra įmanoma, tu gali slėpti savo, žinai, turėti savo asmeninį gyvenimą ir turėti kontentą ir, žinai. Bet šiaip dėl paustinimo, tai realiu laiku, jeigu, ta prasme, didelė dalis mūsų net nepaustina tą pačią dieną. Ir aš visiškai už tai, nes visų pirma saugumas, labai daug kas net nenori parodyti tą dieną, kur tu iš tikrųjų buvai ir nereikia iš tikrųjų. Aš tai irgi už tai, nes tiek daug vagysčių, tiek daug užpuolimų kartais vyksta. Arba iš namų, kaip Jo, ir iš namų. Kas jums, pavyzdžiui, gal tau užduosiu šitą klausimą, vienas galbūt ar du dalykai, kurie tau iškart fake? Žinai, kai būna pasižiūri kažką ir tu galvoji, čia visiškai yra fake. Aš gal nevertinu taip drastiškai, nežinau. Man fake yra iš techninės pusės redagavimo. Yra kam daug patinka taip ir valio. Aš neapsiemu netgi tuo klientu, jeigu aš matau, kad eina į tą, tarkim, pusę, aš žinau, kad aš taip nepadarysiu ir aš nenoriu. Aš neverčiu savęs per prievartą įtikti kažkam. Tai ir manau, čia yra toksai jau old fashion dalykas ir mes labai gerai jau iš to pradedam išlipti. Daugiau fake. Nežinau, man pats pozavimas daug ką reiškia prieš kamerą. Kaip ta? Man irgi pozavimas ir viskas, ką tu gali nusipirkti. Nes kai tu gali nusipirkti, tu gali ir grąžinti. Taip, aš esu pasakojus apie šitus dalykus, nes esu gavus ne vieną laišką, kiek tu čia tų pinigų turi, kad tu čia išgąsdinai tautą. Išgąsdinau tautą ir aš pasakiau, žiūrėkit, pusę daiktų. Bet čia irgi tas toksai, žinai, aš irgi save pagaunu, pavyzdžiui, mes, kadangi savaitę laiko darėm turinį su Ingrida, tai buvo daug tokių lukų, kuriuos, pavyzdžiui, tu vis tiek nori parodyti naują rūbą, bet tu turi panašių dalykų, tai nėra tikslo. Ir kai kuriuos dalykus aš galbūt parodau, kad jie yra gražu, bet, pavyzdžiui, tai nebūtinai, ką aš nešiočiau ir galvoju, čia tikriausiai fake yra, nes, ta prasme, jeigu aš nenešioju, tai nėra tavo identiteto. Tai kam aš tada rodau, bet yra tokie dalykai, tarkim, pavyzdžiui, jeigu tu nori būti biški bent, mados influencerė, tu vis tiek turi nusipirkti šitą bomberį, nes jisai viral yra. Tai būnant šiek tiek mados influencerė, tai tu tiesiog turi eiti truputį koja su trendais, tu niekur nuo to nepabėgsi, bet, pavyzdžiui, aš, kaip sakau, aš esu žmogus tarp trendų ir tarp klasikos.
Ir aš nešoku labai stipriai į tą traukinį ir aš atsirenku, kuris trendas man patinka ir kad aš pramatyčiau, kad jeigu tas trendas man dainuoja old money vibes arba ten, žinai, kažkas tai vintage, kur aš matau save nešiojant tą daiktą dar ten 5 bent metus, įkomponuojant į kažkokius kitus lukus, tai gali būti rankinės, tai gali būti tie patys loferiai ar kažkokios tokios, žinai, aksesuarai ar kažkoks drabužis, tada aš galiu nusipirkti tą sezoną, tą dalyką, galbūt tai bus trendinė spalva, nu tarkim, ne? Bet šiaip tai yra daug to turinio parodyti, nes žinokit, finansiškai tai yra net neįmanoma. Nu, ta prasme, realiai būtų net neįmanoma koja kojon bent 50% eiti. Tu turi, ta prasme, kažkiek gražinti, nes kitaip tu bankrutuosi. Ta prasme, reiktų tada nebevalgyti nieko, nežinau, jeigu jau ten taip viską, žinai, pirkti, viską, kas gražu, trendi ir viską parodyti žmonėm. Vat ko yra asortimentą, nes mes rodom, mes kaip modeliai. Mes rodom, koks šį sezoną yra asortimentas. Nu, tai yra neįmanoma viską pasilikti. Mums tai atrodo tai labai įprasta, va taip pasiimti, užsidėti, padaryti kontentą, gražinti. Aš tikrai galvoju, kad, va, pavyzdžiui, dabar kas klauso, galvoja, kodėl taip daro, kam iš vis to reikia tada, kad čia yra labai daug feikiškumo. Bet taip, tuštybės. Bet jeigu tu sukies šitoj visoj industrijai, tai čia visiškai normalu. Ir labai daugelis mūsų tai daro. Tai pakalbėkim apie Europą versus LA skirtumus ir šokus kultūrinius. Nu tai Ingrida pasakok. Jo, tu nauja šviežia silkė, tai kas tau pirmiausia krito į akis? Lietuva, Amerika. Mes negalim, man atrodo, imti visos Amerikos, nes esu buvus tik Los Andžele. Ne, imam LA. LA Europą gal. Rūbų, ta prasme, įvaizdžio savęs pateikimo turime. Galbūt moterų, kas liečia moteris, kaip tu matai moteris, kokios čia galbūt jos labiau atsipalaidavę, kaip jos rengiasi, elgiasi ir... Man apie moteris ir iš karto man grožis, ta prasme, kokios moteris yra Lietuvoje, kaip mes savim rūpinamės, save pateikiam, ta prasme, negalim išeiti iš namų ten nepasidažiusios ar plaukų nesusitvarkęs. Ta prasme, mūsų čia jau kraujai įaugę, atrodo, net šiukšlių negalėtum išmesti, ten, neužsidėjus ten kažkokio normalaus rūbo. Tai va tą mes tikrai turim ir tu gatvėje jau galėtum iš karto eiti ir pamatyti, kad ta moteris jau yra iš kažkur kitur. Tai mes tikrai turim tą estetikos supratimą gana aukšto lygio. Kartais aš netgi pasimetu, nes Lietuvoje einant atrodo jau nebežinai, kaip dar gražiau atrodyti, kaip ten, nežinau, ką dar pasidaryti ir gal tikrai atsiranda tas lyginimas, nori, nenori. Tai čia aš irgi norėčiau pasakyti. Čia atsisuka prieš tas, ką žmonės pagalvos, atsisuka į gerąją prasme į lietuvės, nes vien dėl to jos tikriausiai ir susitvarko išeidamas. Mano mama atvažiavo aplankyti manęs ir jinai sako, nu lietuvaitės niekada neišeitų neišsilyginusios treningų. tai aš net nebematau šitų dalykų, o jai buvo labai taip ryškiai matėsi, žinai, ten į kokį gal kavinę nuėjom, net neatsimenu. Pas mumis aukštas standartas, jau nori, nenori, mes turim labai labai aukštus standartus, ypač moterų pusiai. Su vyrais, kiek teko dirbti, tie, kurie vat, influenceriai ar kažką su kūryba daro, tai tie viskas tvarkoj, tikrai žino, kaip pasipuošti, kaip išeiti ir kaip save reprezentuoti, bet dauguma vis tiek, kaip pasakyti, kasdienybė vyrauja. Tai vat, o LA, pirmas žvilgsnis, tiesiog paprastai, čia yra viskas žymiai paprasčiau, dominuoja sportiškas stilius. Casual. Visiškai casual. Bet supranti, bet kažkaip aš net nemoku pasakyti. Aš taip norėčiau, kad žmonės suprastų, kas yra casual, nes mūsų casual lietuvės, kai jos užsideda treningų, vis tiek prisimarmaliuoja ten, išsidažo, išsišukuoja plaukus, prisideda papuošalų, ten birkintašių ir taip toliau, ir visko labai labai daug. Ir man patiko labai fainas momentas, mes buvom vienam viešbutį, kuris turi tokią labai modernę clean aesthetic ir eina tiesiog pora, labai paprastai apsirengę, ta prasme nieko neužsidėję, tiesiog kažkokios tai sportinės kelnės, jis irgi ten sportiškai
Ir taip atrodo cool, bet tokiam vibe, toksai vaibinimas, žinai, nes nieko nėra per daug. Ir lietuvės irgi labai mėgsta treningus, bet tie treningai, jie kažkokie vis tiek yra su blizgučiais, žinai. Jie be blizgučių, bet yra Gariūnai. kažkas ant blizgučių padaryta, nes blizga, tiesiog iš per daug tvarkinga ir per daug gražu. Ir čia tas, jis labai išsiskiria ir gal dėl to mes tokios iš vis net su treningais iškrentam iš konteksto. Aš tai labai mėgstu, kaip bomžas atrodyt. Man tai labai patinka daily life, va toksai aš jau įpratau ir aš kažkaip įpratau net gerai tame jausis. Aš pajaučiau tą energiją, kad va taip va paprastai dar geriau. Aš prisimenu, mes su Karolina susitinkam kavos ir aš taip net nejaukiai pasijaučiu iš tikrųjų tą dieną. Karolina, mes susitarėm, kad būsim casual, tipo treningai. Vis tiek jinai ateina plaukučius susidėjus. Jo, aš neatsimenu, kaip aš atsimeni, atrodžiau. kad ir tie legingsai, bet tokia, žinai, tvarka. Bet tu esi stilistė, tau viskas turi vis tiek būti ir dar tavo tokia asmenybė, žinai. Aš jau kadangi šunį turiu, tai aš galiu paprastai. Ir aš tokia, žinai, čia tipo toks kodas kažkoks, makiažas nulis, tokia sėdžiu, žinai, o ta tokia visa graži, galvoju, čia nėra šansų, kad kažkas pagalvotų, kad mes amerikietis esame. Bet amerikietės čia labiau casual negu Lietuvoje, bet amerikiečiai, sakyčiau, čia daugiau gal savo kažkokį stilių išreiškia negu Lietuvoje. Vyrai turiu omeny. Nes tikrai važiuok į bikinį, aš nežinau, ar mes pastebėjom, bet aš prieš tai, kai buvau, einu ir tikrai tokių, žinai, ten hipsterių, tokių, kur Lietuvoje taip sunkiai kažkaip pamatyti. Ne, Lietuvoje bernam tai iš vis ten. Būt kitokiem, tai ne. Man atrodo, nelabai pajutų šitas. Kategoriškai. Ne, man pavyzdžiui, kas patinka, tai kai va čia LA, tiek moteris, tiek vyrai eina gal labiau su minimaliau atrodantis, bet jie patys iš savęs neša tą charizmą, tą asmenybę ir tave traukia, tu automatiškai tau įdomu. Tau nereikia atrodyti ten super, duper kažkaip ten seksy ar dar kažkas, bet užsideda kokį, nežinau, full capą kažkas tai ir žiūrėk, jau fainai gerai atrodo. Aš turėjau tą momentą Lietuvoje ir aš atsimenu, man Merūnas ar Rosita Čivilytė yra kažkada pasakę, tavo suknelės užgožia tavo talentą. Ir ne dėl to, kad tu esi netalentinga, bet dėl to, kad tos suknelės tokios gražios, tu sako, gali kažkaip paprasčiau, žinai, paprasčiau, kažkaip, jo. Bet, žinai, man labai patiko puoštis, labai. Aš esu, tiesiog man puoštis labai patiko. Dabar tas puošimasis, jisai labiau galbūt pasidarė paprastas, plain, žinai, jisai kitoks yra. Bet man labai patiko, kad tu pasakei šitą, kad tavo charizma ir tai, kas tu esi, ir labai, kai tu pasakei, kad tas mūsų identitetas, rengiantis paprasčiau, jisai labiau galbūt šviečia ir jisai galbūt labiau žmonės traukia. Tai čia kaip ir mes kalbėjom, kad sakau, tu iš savęs esi labai graži, simpatiška moteris ir tu atrodo viską turi lokaciją, aplinką, viską, čia tik kontentą kurti ir daryti. Bet tau nereikia netgi tiek prisipuošti, nes, yra too much tada jau. Taip, Ingrida mane tiek prifotkino ir aš, žinai, taip, apsirengiau vakar paprastai. Nepaprastai, bet man atrodė, kad apsirengiu ir galvoju, nežinau, čia kažkaip apie nieką. Ir žiūriu nuotraukose, taip cool, ta prasme, taip cool atrodo, nes, pagaliau nepersipošus. Faina save pamatyti iš kitos pusės. Jo, ir aš, pavyzdžiui, labai mėgstu būti apsupta žmonių, kurie mane truputį transformuoja. Jo, transformuoja, nežinau kaip jum, bet man galbūt nuolat to reikia, nes aš manau, kad mes visi visą gyvenimą atradinėjom save, atradinėjom, kas mes tokie esam, ko mes iš tikrųjų norim, ar ne? Pasiduodam tiem trendam, pasiduodam madom, ten drabužiam, ten nuo makiažų iki batų ir taip toliau, bet iš tikrųjų kartais tu tik tai per eksperimentus supranti, kas tau iš tikrųjų patinka ir aš galbūt eksperimentavau vienaip, atradau, supratau, kas man patiko, dabar atsirado mano gyvenime kiti žmonės, kurie dar mane kitaip labiau pamato ir tu vis tiek ateini iki to savo aš. Bet labai sunku yra keistis.
bent jau mano nuomonė, ta prasme, manas, pavyzdžiui, asmeniškai irgi, gal aš viduje norėčiau kažko kito ar kažką kitą daryti, bet pagalvoji, kad tu sėdi komfortabiliai dabar ir kažką paimti, naujai pradėti, atrodo, kiek darbo, kiek visko. Tai va iš tos pusės. Tai visom prasmėm sunku keistis ir psichologiškai, kaip asmenybei, ir pačios įvaizdžiai, bet tą visą transformaciją, matai, tu ir gerai paminėjai, kad kažkas tave turi įtakoti. Aplinka, kur gyveni, žmonės, naujas darbas, nauja veikla, nauji santykiai, kažkas tai turi įvykti, kad tu pasikeistum, nes arba jau taip nuobodu viskas yra, kad tu kažko pradedi ieškoti, bet vis tiek kažką surandi, kas tave įkvėptų tam. Kas tavo buvo transformacija? Čia, va, tu vis tiek esi jau 3 metus čia, tau galbūt tavo aplinka pasako, tu pasikeitė ar ne, arba ten, pavyzdžiui, gal, nežinau, tavo draugės, ar galbūt tu pati pastebi kažkokius dalykus? Gyvenimo būdas. Man gyvenimo būdas, matai, aš nepaslaptis nevartoju alkoholio 11 metų iš viso, tai man vakarėlį yra darbas, tai aš tų vakarėlių pakankamai limituotai turiu ir einu tam, kad ar reikia ten atstovauti, ar ten reikia kažką užmegzti kokią pažintį, žinai, bet penktadienis ateina, man nėra to, kad, žinai, vinelio išgerti ir taip toliau. Tai tų suknelių, pavyzdžiui, žinai, iš karto atsisijoja. Mano gyvenimo būdas pakankamai atletiškas, jau galim taip pasakyti, tai, o čia atletik yra athleisure labai normalu, kasdieniška, tai sakykime, kad ten, žinai, ar iki parko, jeigu važiuoji, arba haikinti, arba į džimą, arba tiesiog vaikščioti, tu visur gali su tą pačią aprangą. Tai šita kasdienybė labai daug leidžia. Ir jeigu o darbuose, žinai, aš ne bankė dirbu, tai akivaizdu, kad nėra tos kažkokios aprangos. Tai šitie visi dalykai, ir aišku, klimatas. Viską duoda. Žinai, kiek kepuraičių, kiek saulės akinių, kiek flip-flopų padaugėjo, kai persikrausčiau į Los Andželą. Kaip jūs matot, pavyzdžiui, tą patį spaudimą? Čia, ten tarkim, kaip čia galbūt teisingai būtų paklausti, nes man tai atrodo, kad Lietuvoj, tu gal pasakysi, kad ir dabar, žinai, daug kas kalba apie tą laisvumą, tikrai aš matau, pavyzdžiui, daug asmenybių Lietuvoj. Tikrai ir tarp influencerių jos labai skirtingos ir tikrai matau tų eksperimentų ir visako. Bet jaučiasi tau tas spaudimas, kad yra kažkoks, kad tu kažkaip turi atrodyti. Yra dar tie tokie rėmai? Yra, aš dirbu, kadangi ir su influenceriais, ir su prekiniais ženklais, tai gan labai skirtingai. Gal didesnė tikimybė jaus tą spaudimą, kai tu dirbi pats savo, kai būdamas influenceriu, jeigu mes darom kontentą, tai aš non-stop girdžiu kažkas. Tai, žodžiu, bet kaip tik kalbėjom prieš važiuojant į LA su viena influencerė, sako, aš anksčiau reikėdavo daryti kontentą, aš negalėdavau nepasidažius daryti kažko, net paprasto storio nufilmuoti. Man tiesiog, sako, aš pati savo neleisdavau. Dabar su įdarbiu, sako, man jau dabar vienodai, nes priėmė save kaip iš tikrųjų yra. Bet mes dar turim tos tokius kraštutinumus, kur kartais pagalvoji, o kam iš viso. Tai aišku, viskas vėl susiję su grožiu. Čia kaip nuo savęs pasiruošimo iki pateikimo medžiagos. Viskas yra pasitikėjime. Žinai, savivertė ir pasitikėjimas. Savivertę tu gauni iš tėvų, iš vaikystės, o pasitikėjimą tu gauni iš to, ką tu pasieki gyvenime. Ir tu gali būti su, nežinau, tobulų makiažu ir visą aukščiausios mados, žinai, drabužiais apsirengusi, bet jeigu tu to pasitikėjimo neturėsi, niekad gyvenime nieko, žinai, sėkmingai kažko ten, ką tu labai mėgsti ir labai norėtum pasiekti nepadarius, tai ir bus tokia, žinai, sukumpus, susitraukus, nedrasi, va. O tas pasitikėjimas, tai eini ir darai. O jeigu kalbėtume, tarkim, apie luxury madą, tai norėčiau paminėti, čia šiaip mano tokia nuomonė. Man šiandien iš viso luxury mada yra absoliučiai apie nieką. Luxury mada yra fit kūnas. Jeigu tu esi prisižiūrėjęs ir treniruojasi, mes nueisime į H&M, aš tave aprengsiu už $50 ir tu atrodysi kaip $3 billion plus tax. Kažkaip girdžiu, sako, uždėk bulvių maišą ir gerai atrodys. Jo, tinka šitas. Čia yra absoliuti mano dabar
pozicija, aš manau, kad, žinai, ir longevity tema, ir šiaip didžiausia prabanga ir yra tas, žinai, sveikata ir kaip tu atrodai, o tu atrodysi tikrai gerai, jeigu tu gerai jausies. O gera jausena yra sveikam kūne, nu, tu gali čia išradinėti, ką tu nori, žinai, niekie ten švarkeliai, bomberiai ar brangus daiktai, ne. Taip, jie gali papildyti, aišku, kad faina, visiems faina kažką, žinai, susirasti, įsigyti, susikurti įdomesnį ten įvaizdį, arba va čia nu būna tokių momentų, va čia kaip gerai jaučiuosi, bet tam, žinai, šalia to dar yra tavo, žinai, ir galva, ir tavo požiūris į viską, ir tavo jausena, laikysena, visi tie dalykai. Mes labai dažnai pakalbam su Karolina iš tikrųjų apie tai, kad galbūt buvo momentas gyvenime, kaip mes, nežinau, tu tikriausiai irgi sutiksi, kaip mes galbūt ne tai, kad kritikavom, bet galvojom, kad tas, žinai, posovietinis mentalitetas, jisai nėra gerai. Kas yra, daug dalykų ten nėra gerai, nėra sveika, tikrai visos galim su tuo sutikti. Tas galbūt šiandien mes turim vienokį spaudimą, tada turėjom kitokį spaudimą, visada to spaudimo kažkokia tais yra. Tik tai galbūt daugiau laisvės dabar šiandien iš jo išeit. Ta prasme, tu gali paklausyti, kaip sakant, kažkokiu tais motivational speakers, secret of life, ten ar dar kažką ir išsivaduoti iš to. Tada buvo diržas, buvo mokytoja, buvo tėtis, mama ir sakė, jokių čia bus dabar taip ir ne kitaip. Bet aš galvoju, kad šiandien mum tas, kaip mes augintos buvom, nes visos vis tiek, kiek tų metų dabar yra? 30 tau? Tau daugiau, man aš per vidurį, nu gerai. Tai žodžiu tokia, mes kaip ir, tu dar vos papuoliai mūsų traukinį. Tai tu tikriausiai dar žinai, apie ką aš kalbu. Nežino jinai. 30 jai. 30. Tai gerai, aš jaučiuosi dabar. Patyrei tą posovietinį diržą iš mokytojų, kur žinai, ten buvo ten. Ne, pas mane šiaip viskas tvarkoja buvo, negalėčiau išsiskirti, kad... Kelinti tavo gimimo metai? 5. Tai jau viskas. Nu, jo, dar jau geriau, jau tarkim jau geriau. Aš ėjau labai griežtai, tu ėjai iš vis labai griežtai per gyvenimą, visame kame ir tas labai jaučiasi. Tai tu aš mamai iki šiol skambinu čia gyvendama, aš skambinu ir sakau, mamytė, ačiū tau už viską, kaip tu mane, žinai, auklėjai ir mane disciplinavai, nes čia atvažiavus ir pasižiūrėjus, koks balaganas yra tarp žmonių ir čia toj laisvėje užaugę, jie, žinai, helicopter parenting. Aš pasižiūriu, kaip jie išgyvena čia, aš nesuprantu. Ja. Jokios, žinai, aš vakarą jau čia per vieną kvartalą ir girdžiu, life is so hard. Ir aš taip galvoju, whining and whining. Ja. Jo, tai aš galvoju, kad iš tikrųjų ta mokykla, per kurią mes praėjom, tai jinai tikrai mums padeda šiandien, ypač čia. Tai aš kažkaip noriu tai paminėti vien dėl to, kad aš dažnai labai sulaukiu, nežinau kaip jūs, tokių laiškų arba tokių, nežinau, pasakymų ir iš aplinkos, kad aš čia, žinai, kaip aš čia kraustyčiaus, kaip aš čia keiščiau, aš čia prapulčiau, kaip aš čia toj naujoj šaly. Žinokit, niekur jūs neprapultumėt. Jeigu jūs neprapuolėt Lietuvoj, tai jūs čia ne tik, kad neprapultumėt, bet ir tokius kalnus nuverstumėt. Nes mūsų ta disciplina, aš kaip sakau, kaip man pradeda kažkas dejuot, kad čia sunkus gyvenimas, sakau, go, važiuokit į Lietuvą, pragyvenkit ten už minimalią algą, susimokėkit visus mokesčius ten ir dar valgykit sveikai ir gyvenkit normaliai. Ir žmonės gyvena, vat kažkaip jie sugeba ten gyventi. Jūs čia su amerikonišku pasu, kažkokiam Los Andželė su 40, atsiprašau, Kalifornija, kuri yra tokia rinka kaip atskira valstybė, tai yra... Europos visa. Taip, Europos kiekis žmonių. Tu gali čia hotdogus atsidaryti. Aš nežinau, tu gali bet kokį, atsiprašant, šūdą pardavinėti ir iš visko padaryti pinigus. Tu dar dėjoji, kad tu negali. Aš žinau tiek sėkmingų lietuvių, kurie padarė tokius biznius, supirko pusę Santa Monikos, by the way. Ta prasme, tie senieji lietuviai, kurie buvo iš vis tie buvo sovietiniai vaikai pabėgę, ar ne, nuo Ruso. Tai čia, sakau, čia nereikia nieko bijoti. Su mūsų mąstymu Amerika yra, čia tik tai klausimas, kaip čia legalizuotis ir kaip čia atvažiuoti. Taip.
Daugiau Ir- jokių klausimų nėra. Aš žinau, kad netgi mano tėvai atvykę čia, jie per 5 metus pramuštų tokius biznius pramuštų geresnius negu per visą savo gyvenimą Lietuvoje su Dėl 3 rinkos. milijonų žmonių rinka. Tai nėra ko bijoti. Ir aš kiekvieną kartą iš tikrųjų matau, kaip mūsų tas galbūt ir griežtumas, ir ta disciplina, jinai 100% atsiperka visame kame. Ir šiaip mes mokėtumėm, atrodo, išsisukti iš bet ko. Nu, ta prasme, Matai, darbo etika yra kitokia. Ir čia, jeigu tą darbo etiką pastebi bet kas, jie iš karto man yra tekę būti, kad aš ir ten buvau su mados renginiais, dirbau šiek tiek, tai mane iš karto pastebėjo po pirmo renginio, iš karto mane paaukštino, kaip čia pasakyti, jo, ne, kad būčiau team leader ir taip toliau. Tai pamato tavo etiką, pamato, kokie tu darbšti, pamato, kad tu nori, ir kad extra mile tau nėra kažkas neįmanoma. Ir viskas. būni laiku, padarai Taip. darbą laiku. Tai mano draugė dabar, čia jinai, jeigu klausys, tai žinos, kad apie ją šneku. Neturėjus patirties gyvenime, kas liečia oficinį darbą, tiesiog būdama, kuo jinai yra, pasakė, žinokit, aš patirties neturiu, bet aš labai noriu, aš pasirengus mokytis, man čia tipo duokit, įdarbino į banką. Be patirties, nieko, gyvenime žmogus nieko su to bendro neturėjo. Ką noriu pasakyti, kad čia tiesiog, jeigu yra pa žmogų noras ir motyvacija, nes išsikapstys. jo, čia šiaip daug, nepastebėjot, yra tokių atbukusių žmonių, kad tokie, žinai, mes su Karolina labai dažnai pakalbam, Jėzus, kokie jie vargšiukai, supranti, jėtus, nu, tėvai milijonieriai ir jie dar nežino ant 30, ką jie nori gyvenime veikti. Nu, koks sunkus gyvenimas. Ane? Nu, baisu, iš tikrųjų tai baisu, kai pagalvoji ir tu galvoji, duok tu man tą pasą. Ir to noro Prašau. nėra, labai Jo. trūksta noro ir motyvacijos ir čia, žinai, aukos pozicija. Kad kažkas pavogė tavo sėkmę, kitos kartos, praeities, žinai, ten, tu Kažkas kažkam kaltas. skolingas. Nes aš dabar nesėkmingas tik dėl to, kad va, tu kažkada, žinai, daug dirbai ir uždirbai. Tai labai Bet realiai, kai populiaru. mes nuo nulio turim pradėti ir bandom kažką pasiekti ir dar geriau turėti, o jie viską turi. Nes realiai pagrindą turėti, čia yra labai daug. Čia yra labai daug. Tu tiek laisvės atrodo turi, kad tik daryk, ką nori. O mum iškart finansai, lokacija, labai daug yra tų aspektų, kur trukdo. Palygink balą su vandenynu, nu, tai ir viskas. Nu, aš nežinau. Man tai patinka, Karolinas, bala ir vandenynai. Mano, Nu, taip. mano tai pagrindinė frazė yra visą laiką pasiteisina ir kiek pradėjau, vat, ir madų savaitėse, tai fake it until you make it. Visiškai. Visiškai taip. Ir žinai, aš labai tikiuosi, kad tu to irgi pasisemsi grįžusi ir manau, kad pasisemsi nebijojimo girtis ir mokėti save parduoti. Šitą dalyką aš išmokau čia taip gerai, kad aš galiu dabar, kaip kartais man pasako, nu tu sako ir smėlę arabam parduotum. Ta prasme, taip važinai, nes tu tiek išmoksti čia, tiek šūdo malti ir tu taip išmali ir tu gali tu turi, kai tu sutinki žmogų, net berną, kai sutinki, nesvarbu ką, tu turi maždaug, nežinau, minutę laiko save taip pristatyti, kad toliau pokalbis vystytųsi, žinai. Ir tu kiekvieną Elevator kartą... pitch, vadinasi. Tu pitchini save visada. Ir ne dėl to, kad, žinai, tau įdomu ar neįdomu, ar kažkam įdomu, neįdomu, bet dėl to, kad nuo tos minutės priklauso toliau tavo ateitis. Gali būti, kad gali pasikeisti. Jo, gali labai pasikeisti. Pavyzdžiui, jeigu tu stovi su žmonėm, kurie dirba su investments funds, tu gali sugalvoti, kaip pateikti savo profesiją patraukliai. Tai tu prisitrauksi investorių į kokį savo projektą. Žinai, priklauso, koks yra tavo planas, bet aš visada adaptinu savo profesiją prie tų žmonių, prie kurių esu, nes aš labai daug darau dalykų, bet aš, žinai, nu dabar, tipo, ką tu darai gyvenime ir išsitrauksiu. Aš darau gyvenime. Taip. LinkedIn. Social media, pardavimai, real estate'as, langai, grindys. Jau neįdomu. Komunikiai. Nu, žodžiu, tai sakytų, what the fuck is this?
Tai jo, tai tu turi labai adaptuotis ir mokėti save parduoti. Čia viskas yra apie pardavimą Amerikoje. Savęs ar ten, nežinau, savo produkto. Nemokam girti savęs kažkaip. Ne, nes tai yra cringe. Tu, ta prasme, kas tau yra, kodėl tu čia giriesi. Tau buvo tas toksai? Kai atvažiavau, ne? Jo. Aš labai daug pagavau save, bent tai, kad pagavau save, žmonių sutikau, kurie save taip pristato, nors neturi jokio pagrindo. Tai man šitą šokiravo. Aš galvoju, wow. Tu iškart pramatėjai. Taip, aš klausau ir negaliu patikėti, kad jis man tai pasakoja, bet grynai apie profesiją, žinai, kalbant. O paskui, kai supratau, kad, žinai, kiek ten, žinai, ta mano patirtis daugiau negu 10 metų ir čia aš turėčiau taip, žinai, atrodyti. Nors aš niekad nebūdavo, kad ten, žinai, nežinau, ką pasakyti apie save, bet nebūdavo gal taip. Čia jiems patinka labai, kai tu tai, jie tai suvokia kaip power, žinai, ir visi nori būti su powerful people. Tai čia toks, jo, visai kitoks prisistatymas. Aš tai prisiminiau tokį trumpą pavyzdį, kai buvau, atsimenu, Kutiūro, man atrodo, savaitė ir aš runway, tą podiumą lietuviškai filmuoju ir stovi prieš pat išeinant modeliams, stovi prancūzas fotografas, italas, žodžiu, mes iš visų skirtingų kultūrų. Ir aš įsikėliau story pas save, kad va ir viena lietuvė. Ta prasme, čia tiesiog buvo... Man faina būtų. Jo, tau pasididžiavimas. Jo, ir gavau atsakymų, kad kaip aš čia pasigiriau. Rimtai. Wow. Ir taip galvoju, vat man kova trūksta, ypač tarp savo tos pačios ryties specialistų, to palaikymo. Fotografų yra N ir visą laiką jų bus N, bet mokėkit vienas už kitą pasidžiaugti ir pamotyvuoti. Taigi tų klientų bus va tiek va. Ir išsirinks tą, kurio, nežinau, darbai bus artimiausi. Tai jau mes, kadangi visi labai skirtingi, tai, sakau, to palaikymo iš tikrųjų reikėtų daugiau. Ir aš kartais galvoju, kad gal tas truputį kartais ir veda į tokį perdegimą, žinai, kai tu daug darai, daug stengiasi, važiuoji, daug darai už ačiū, daug darai dėl idėjos, dėl grožio, dėl to, kad entertaininti auditoriją, žinai, arba ten parodyti savo galimybės ten ir taip toliau. Ir bent jau, nežinau kaip jum, ar jūs patyrė tą, bet pas mane tai buvo, Ingrida tai žino, pas mane buvo tas perdegimo momentas. Nežinau, kalneliai, visus jo, kalneliai. Pas visus kalneliai būna ir aš galvoju nuo to noro, žinai, kažkur pataikyt, tu tiesiog perdegi, žinai, nuo to. O kokios mintis pas jūs apie perdegimo stadijos? Nes kartais būna taip, kad tu daug darai, važiuoji, kažkur dirbi iš idėjos ir kažkaip jeigu negauni ar to palaikymo, ar feedbacko, tu tiesiog perdegi. Ingrida tai žino, pas mane buvo šitie periodai dabar labai nesenai. Ką jūs apie tai galvojat? Gal kūrybos industrijoje žmonės daugiau tai patiria, nes kūryba daugiau kankina. Finansininkai gal ne taip stipriai, bet man atrodo, čia yra tas perdegimas, jeigu mes traktuotume jį kaip ką, savivertę, savivertės nukritimas, išnykimas arba jo, sumenkėjimas. Tai iš esmės gali atsitikti ir tu influencerė, tu gal daugiau kaip followerė, nežinau, aš tiesiog kvėpimo ieškau. Tai iš esmės gali reflektuoti kaip influencerė, kad influencerė galbūt nėra tokia sėkminga kaip kitos. Ir tada pradedi lūkesčius kelti, netitinki savo lūkesčių, arba net ne savo lūkesčių, nežinau, gal pateikiamų lūkesčių. Ir lygiai taip pat kaip followerė, žinai, ten kokia jauna mergina, nežinant, nemačiusi, žinai, pasaulį ir gyvenimo kitų žmonių, galvoja, kad tai tokie gyvenimai, kuriuos gyvena kiti žmonės. O iš tikrųjų tai yra labai daug sustatymo, netikrumo, feiko ir nerealybės. Aš tai galvoju, kad ir visada galvodavau, kad Instagramas čia viskas, kad įkvėpti, kad duoti. Bet kartais man atrodo, kad nuo to įkvėpimo moteris darosi tik nelaimingesnės. Kad kartais net neįsikvėpiam, o tiesiog pradedam parintis, kad nesam good enough, kad čia žiūrėk, kažkam geriau sekasi. Ir aš irgi tame esu traukiny.
Aš dar turiu labai stiprią nuomonę. Aš sakau dabar apie dabartinę kartą mūsų socialinių medijų. Mes esame visų galų ekspertai. Jau nebesvarbu, kiek tau metų. Anksčiau būdavo vis tiek su patirtimi, su amžiumi, tu jau gali dalinti savo, žinai, patarimus. Dabar ir 25 metų žmonės tau pasakys, kaip reikia gyventi, kaip reikia valgyti, kaip reikia vaikus ir kačiukus auginti. O svarbiausia, visi tau pasakys, kaip reikia santykius kurti. Nes visi žino, kas yra narcisistas ir mes mokiname narcisistus atpažinti narcisistus. Man yra absurdas, kažkodėl vis tiek visi yra nelaimingi, skyrybų bumas aukštyn, žinai, eina ir nieks nežino, nieks nieko nesupranta, bet visi pasakys, kad va. Tai čia tokia, žinai, irgi perdegimo neatmaina, o rezultatas, žinai, kai visi viską žino, bet nežino, koks yra vaistas nuo to, iš tikrųjų. Ką jūs galvojate? Apie perdegimą, kaip tau, aš neringa, tai aš iškart žinau, kada perdegimas ir aš net nieko nerašau, neskambinu. Aš jau jaučiu tą ir let it be, nes visiems yra taip, man pačiai buvo šiais metais max perdegimas, bet tada reikia svarbiausia sustoti ir leisti tam visam vykti, nes ką mes dažniausiai darom, mes vis tiek būnam socialiniai erdvėjai, ir stengiamės kažkaip palaikyti viską, ką iki šiol darėm, bet realiai tai savo problemos neišsprendžiam. Kaip jūs galvojate, manoma būti socialiniai medijai ir nepraras savęs? Manau, kad momentais tai tikrai prarasi, nuklysi. Nuklyti, eisi, o ir kažkaip, nes tave labai daug kas įtakoja. Tu turi ir tos, žinai, spaudimo ir įtakoja tave visos mados, visur kur, žinai, kulinarijoje, madoje, kur ten. Sporte. Visur kur. Tai, bet manau, kad, vis tiek kažkaip reikia. Čia yra tas balansas, čia yra ta stiprybė, man atrodo. Ką tu galvoji? Aš tai galvoju, kad nuklysti yra gerai. Aš visą laiką kažkaip pozityviai viską žiūriu, nes tada tu save atrandi geriau. Tau reikia bandyti, daryti kažką keisti. Jeigu mes eitumėm taip vieną liniją, būtų labai nuobodu. Bet ar ne to nori followeriai? Neringa, ar tu nori būti tobula? Ne, aš tai nenoriu būti tobula. Čia ne tame esmė, aš tiesiog galbūt... Kaip čia pasakius, kai tu būni vienoj karjeroj ir kai tu pasieki kažką ir paskui būnant tame lygyje ar tame, kaip pasakyti, laiptelėje, iš to labai lengva jau toliau vystyti kažkokius kitus dalykus. Aš jaučiau, kad aš pradėjau nuo nulio ir man tas nuo nulio buvo labai ilgai ir buvo toks ir nuopuolis, ir atkritimas, kas liečia socialinę mediją. Labai sunku nuo to atsispirti ir naujas kryptis išsigryninti, nes tu bijai prarasti tai, ką jau užsidirbai, kiek jau ten turi tos auditorijos, kažkas išeina, kažkas vėl grįžta ir taip toliau. Ir tu nuolat vis galvoji, kas žmonėm įdomu, nes tai, kas man įdomu, galbūt jiem nėra įdomu. Ten, pavyzdžiui, parašo, kodėl tu negali ten būti kaip ten ta ir ten rodyti to ir ano. Bet tai nesu aš, galbūt aš nekaifuoju nuo tokių dalykų. Tai tu turi nepraras savęs, toliau važiuoti priekį, bet tu turi matyti rezultatą. Nes, pavyzdžiui, aš negaliu į sieną mėtyti žirnių 5 metus ir laukti, kol, žinai, yra... Nes aš pagal savo astrologiją, šiaip koks aš pagal human design, kaip tik man čia tokia viena sekėja padarė human design, aš nesu ta darbo bitė, kur galiu, žinai, yra žmonės, kaip kūrė appsus, ne, vieni kūrė, vienas turėjo idėją, o kiti sukūrė. Aš esu žmogus idėja, aš galiu duoti idėją, bet man reikia komandos, kuri tai išpildys. Dėl to man geriausiai sekasi dirbti komandoje ir aš tai jau supratau. Tai yra man didžiausias iššūkis apsiburti save teisingai žmonėm, kurie leistų man biški paklaidžiot, bet visada mane grąžintų ten, kur man reikia. Tai čia yra svarbu. Ir šiaip manau, kad tu Lietuvoje, pavyzdžiui, prieš išvykdama, tai jau turėjai tokį vieną savo identitetą.
Ir dar jaučiu, daugumą žmonių iki šiol galvoja, kad tai užstrigė tam amžiui, kad tu dar tokia pati. Prie etiketės tos tave lipina. Jo, Jo. Jūs galvojat, kad lipina? Tai aišku. Tikrai taip. Rimtai? Tai aišku. Geras. Aš tai galvojau, Tu kad jau ne. Tai žinoma. Tu pajudėjai, tu jau gyveni kitą gyvenimą. Aš tave sutikau, aš tavęs aišku nepažinau Lietuvoje, aš tave sutikau čia, tu esi, prasme, opposite. Negu aš galvoju, taip. Rimtai? Ir čia Man tau irgi tas pačiai. komplimentas. Jo. Taip. Geras. Aš tave tokia, kokią aš ten pažinojau iš Lietuvos televizijos, net ne Instagramo. Televizijai kiek matyti, nes tuo metu buvo televizija. Ir dabar yra. Dar televizija yra, dar telika rodo. Jo. Bet aš tau duodu tau 200%, kad tave visi prie tos etiketės. Tave tik tai pažįsta, naujai čia matė. Geras dalykas, aš tavęs nepažinojau Lietuvoje. Ačiū Dievui. Todėl aš tave visiškai kitaip priimu. Aha. Absoliučiai. Bet ne dėl to ačiū Dievui, kad kažkas ten buvo blogai. Žmonės, kurie buvo arti manęs, jie matė mane kitokią, bet tiesiog tu neturi kontrolės, kaip formuoja tavo įvaizdį ir ką rašo apie tave. Tai yra baisus dalykas iš tikrųjų. Taip. O šiaip tai dar apie tuos visus nuklydimus ir perdegimus, tai manau, kad Instagramas dar labai daug turi nestabilumo. Nes tavo sėkmė pagrįsta kitų nuomonė, ne? Tai, o ta nuomonė gali skirtis ir aš nežinau procentaliai, kiek būna, kad tu sulauki unfollow, kažką padarai, pasakai, pafotkini ir papaustini ir netenki, žinai, tų savo followerių. Tai tas nestabilumas ir labiausiai yra, nes tu vaikštai ant ašmenų ir nežinai, čia ar tas gerai ar negerai, tikriausiai kokį tu ten tą kūrinį, kuri taip toliau, o to tarpu, jeigu kažkur kitur dirba, aš nežinau save, tarkim, palyginčiau savo industrijai, tai nebūdavo, kad mane teisė visuomenė, žinai, tu dirbi kažkam, tu reportini tam tikriem žmonėm ir kai vyksta projektas, viskas jis užsidaro, sėkmė, viskas įvyko, žinai. Tai dėl to, kai tu thrivini, aš neturėjau to perdegimo, nors dirbau belenkiek. Būdavo 8 savaitės buvo be savaitgalių. Mano, žinai, didžiausias toks visas dienas. Tai iš tikrųjų tu fiziškai pervargi, bet aš galvoju, kai tu pasiekimus, kai tu sėkmingai eini, tuo keliu visai yra kitoks jausmas. Tai jeigu mes finalizuotume dabar visą tai, ką mes pakalbėjom, tai kaip jūs galvojat, ko nori šiandien socialinė medija? Kokia būtų išvada jūsų? Vienas žodis tikrumo. Tikriausiai sunku pasakyti, šiaip labai priklauso, aišku, nuo kiekvieno žmogaus. Man asmeniškai fainiausia yra matyti, nes ką mes darom? Mes turim tą emociją, norim save parodyti, bet mes daugelis bent jau mūsų neteisingai tai pateikia. Tai gal tu esi labai fainas, turi charizmą, nežinau, mylintis ir taip ir toliau ir panašiai, žodžiu, bet taip kaip tu galų gale pateiki rezultatą, mes tągi matom. Tai labai iškreipia tą bendrą vaizdą. Tai nežinau, aš taip palinkėsiu visiems tikrumo. Tokio savęs ieškojimo. Ir kai tu jausies gerai savo, kaip čia, your shoes, savo batuose, tada, kai tau gerai bus, tada ir kitiem patiks. Nes jeigu tu nesijauti savim viduj, tada nieks neina ir nesikuria. Turi dar ką pridėti? Aš tai nežinau. Tu tai nežinai? Aš žinau galbūt, ko aš kartais noriu. Ko bet tu ko nori? Žmonės, tai irgi visko nuo nuotaikos priklauso man. Ko aš noriu. Jo. Aš noriu kartais linksmių, žinai, video, kurie mane prajuokintų. Kartais noriu gražių vaizdų, kartais noriu skanaus maisto pasižiūrėti, kartais noriu mados, kartais noriu kažkokios tikros istorijos arba išgyvenimų, kas mane, žinai, paliestų. Bet tai galėčiau tu ir save... kalbė apie tikrumą. Čia ir yra tas, kad mes ir žinai, va šitoj vietoj aš labai sutiksiu su tavim, nes aš lygiai taip pat jaučiuosi, nežinau kaip tu, bet aš labai, bent jau aš asmeniškai save įsistačiau vieną nišą
Ir labai susistigavau kažkurį tais momentą, kad aš dabar ten nepasakosiu, nesidalinsiu šitais dalykais, bus viskas labai orientuota. Ir tas yra boring. Ir kai, pavyzdžiui, tiesiog išeini su kava lauke, pasidarai istorijus ir papasakoji, va dabar kraustysiuosi į Miami. Ten bus tokie iššūkiai, vėl viskas iš naujo ir peržiūros 3 kartus didesnės. Ir tu pajauti, kad žmonės nori tiesiog su tavim ryšio, kažko tikro, ne to sustatyto, nugludinto, to, žinai. Ir vat, kaip ir sakai, bet kartais norisi ir to. Tai aš labai tikiuosi, kad po šitos savaitės mes su Ingrida iš tikrųjų žiauriai daug visko prisidarėm faino ir tokio galbūt realaus mano gyvenimo, nes tai, kas ir yra. Tu gamini ryte maistą, tu eini sportuot, tu eini pilatesą, tu dažaisi, tu prižiūri save, tu geri vitaminus. Daug tokio iš vis nenušlifuoto kontento. Tai va. O jeigu taip jau išduodant paslaptis... O ko tu, Neringa, nori? Ko tu ieškai? Kas tau Instagram'e? Įkvėpimo. Įkvėpimo ir kažkokių tais, nežinau, kažkokios stiprybės, kažkokios atramos gal, į ką atsiremt, nuo ko atsispirt visame kame. Tai ir tu Instagram'e to ieškai? Ne tai, kad Instagram'e, žinai, kažkokių tais, jeigu kalbant labai apie gilius ten psichologinius dalykus, bet, tokio relatable content, žinai, kur ne viskas yra. Man labai nepatinka matyti, pavyzdžiui, žinai, matau tikras žmogus, bet jisai šoka ant kiekvienos trendinės bangos. Arba tas yra kontentas gražus, bet jis neturi gylio. Tai vis tiek, kad ir koks tas gali būti visko po truputį, bet kažkokia nauda turi būti. Kodėl aš leidžiu tą laiką ten ir žiūriu tą turinį, žinai, tai aš manau, kad labai daug žmonių taip jaučiasi. Aš manau. Bent jau iš savo auditorijos, tai tokia aš jaučiu feedbacką. Aš tai iš savo pusės, pavyzdžiui, aš kadangi vis tiek turiu rodyti savo darbus, parodyti, ką darau, bet aš ko sakiau, pavyzdžiui, niekada nedarysiu ir bent jau čia jaučiasi, kad niekada mano profilis nebus fotoalbumas. Neįdomu niekam, man pačiai būtų neįdomu sekti fotografą tik tai dėl darbų. Tai aš dėl to ir stengiuosi kuo daugiau įdėti kažkokio backstage'o, kažkiek savęs, kad matytųsi, kad vyksta gyvenimas. Taip. Nes tas išlifuotas rezultatas nieko nedžiugina. Su profesionalais yra vėl kitaip, žinai, ten, pavyzdžiui. Aišku, labai priklauso. Čia, kai žiūri kokius nors darbo skelbimus, ypatingai pradžioje atvykus, mačiau, buvo privaloma Instagramą nurodyti, koks yra Instagramas ir visur parašta, man neįdomu, kiek tu turi follower, man svarbu, koks yra tavo kampas, koks tavo yra spalvų paletės matymas, kas tavo yra estetika, kas tavo yra, kaip tu šviesos pasirinkimas ir taip toliau, žinai, paustinant. Tai iš esmės tai tavo kažkokia kryptį nurodo, žinai, tai čia kalbant ne apie influencerius, o apie industrijos profesionalus. Tai ką, ačiū merginos už pokalbį, labai buvo smagu jūs čia abi turėti, nes tikrai ir backstage'o mes turėjom labai fainą, bet smagu bus ir parodyti truputį dalį mūsų pokalbių. Tai laukit gražių nuotraukų, gražių vaizdų Ingridos profilyje, kas kuriat kontentą. Spaudimą. Taip, kas kuria kontentą, galit kreiptis, rekomenduoju dabar jau aš. Bet, kaip sakant, nenoriu per daug prirekomenduoti, kad tu manęs nepaliktum. Tai kas dažniausiai būna po mano rekomendacijų su visais. O šiaip tai laukit nuotraukų, nes mes pasidarėm fotosesiją ir su Los Andželo superstaru, aktorium užgaudėm. Tai Ingrida turėjo full experience. Tai mes buvom iš tikrųjų Čipriani restorane, fotografavomės, darėm fotosesiją, nes Ingrida sakė, padarysiu viską per šitą savaitę, ką visada norėjai pasidaryti ir niekada nerasdavai laiko arba nesigaudavo. Tai mes turėjom tokią žiauriai Dolce Vita Italian fotosesiją ir tuo metu tą vienu žodžiu, tą vakarą vakarieniavo vienas aktorius, kuris mums labai tiko į temą ir praeinant pro šalį, pro mūsų visą tą fotosesijos kampą, mes jį prisikalbinom nusifotografuoti su mumis. Tai, žodžiu, bus bomba. Nesakom gerai. Jo, tai, žodžiu, laukit. Tai, žodžiu, ačiū merginos, buvo labai smagu. Ir, varom gerti kavos. Ačiū tau. Ačiū.